Vienas lėktuvas vežė didelę pinigų sumą, sugedo visi 4 motorai, jisai nukrito tundroj. Ir pažyro maišai su pinigėliais. Ir čia čiukčia su slydytėm. Kas čia pinigų? O, pinigėliai. Viską po vieną maišiuką susitempė, visus užkasė už jurtos. Sėdė jurtoje žmona, 2 vaikiukai, ugnelė, lajų lydo, jau žuvies taukus geria. Ir čia ieškovų grupės su malūnsparniais, su tankais, su šunim, kur lėktuvas, kur pinigai. Surado nuolaužus. Nėra pinigų, maišų nėra su pinigais. Kur? Ir žiūri, vėželės tokias nuo slydyčių. Nu, sekam. Prisiekė prie jurtos. Atvedė slydžių, žymės prie jurtos. Visi, čiukčia! Kur babkės, kur maišai su babkėm? Tu čia nekukok, davai sakai, kur babkės. Nifiga nesupranta, klausyk, reikia vertėją iš Maskvos. 7 valandas praėjo vertėją užsimiegojusi atvežą. Kam reikalas? Dabar klausyk, versk čiukčiai, jisai nieko nesupranta. Aha, supratau, ką versk? Paklausk jo, kur maišai su pinigais? O, maišai su pinigais? Ja. Klaus tik tai, aha. Taip, čiukčia, kur maišai su pinigais? Čiukčia, nežinau, kur yra maišai su pinigais. Sako, nežino, kur yra maišai su pinigais. Išverskim. Jeigu čia durnių dar valios, nepasakys, kur maišai su pinigais, mes išžaginsim žmoną, nužudysim vaikus, sudeginsim jurtą. O, mausas, kad klausyk, jeigu tu čia dar durnių valiosi, tai jie, žinok, išžagins tavo žmoną, nužudys abu vaikus, jis sudegins visą jurtą, jeigu nepasakysi, kur maišai su pinigais. Čiukščiai taip, nežaginkit žmonos, nežudykit vaikų, nedeginkit jurtos. Maišai su pinigais užkasti iš karto po dešinę nuo jurtos. Vertėjas taip. Sakė, žaginkit žmoną, žudykit vaikus, deginkit jurtą, kur pinigai nepasakysiu. Vienas išeina iš poliklinikos ir eidamas koridorium, taip, palauk, ką čia man gydytojas sakė, palauk, kaip čia svarstyklė. Ne svarstyklės, kaip čia tas ožiaragis. Ne ožiaragis, palauk. Drako, ne, žuvis, šauly, ne, sugrįšiu. Alio, gydytoja, atsiprašau, kaip jūs ten sakėt? Vėžys, mielasai, vėžys. Vienas toks sako, Petrai, ko toks nervuotas? O, gerai, dok užrūkit. Kas yra? Sekmadienio rytas gražus. O, sekmadienio rytas, dok, pridėk ten. Sako, tai ko nervuojas? Įsivaizduoja, atėjau šiandien iš ryto į mišias. Nu, stovi taip gražiai, kunigėlis tokia prakalba, žinai, labai gražią prakalbą, sakė, Davatkos taip gražiai dainuoja, suprai, gėda. Ir aš čia stoviu taip gražiai irgi prisijungiu, prieina staiga blondinė, atsistoja šalia, atsidaro rankinuką, įsitraukia cizą, prisidega ir pradeda rūkit. Įsivaizduoji, bažnyčiai, man vos alus iš rankų neiškrito. Estijos, Rusijos pasienis. Ir į traukinį įlipa estas muitininkas. Ir jis taip kupė labai greitai atidaro. Dobry večer. Kofe. Ne. Это чай. Не. Это Какова цель вашего визита? Du estai atvažiuoja į Maskvą su firmos reikalais, sutvarkė visus reikalus, labai greit, per 2 mėnesius sutvarkė reikalus, firmos visus, ten kažkokį pirkimo pardavimo aktą ir jie nusprendė, kad jiems reikia pabandyti rusų moterį. Niekada nebandė, nusileido į šitą pasportė ir klausė originalo kalbą, reiškia, sako, извините, пожалуйста, мы, короче, эстонские парни, мы бы хотели попробовать русский девушка. Поезжайте на Тверскую, там спросите мамашу. Она вам все скажет, покажет. Спасибо! Громко, езжайте. Ну, važiuoja, добрый вечер, где нам найти мамашу? Ну, я мамаша, что надо? Здравствуйте, мамаша. Мы, короче, эстонские парни, мы бы хотели попробовать русский девушка. Нет проблем, вот Маша, вот Наташа.
По $100 каждый, они ваши. Сколько? $100 Маша, $100 Наташа. На час они ваши. Ага, интересно. Но понимаете, у нас сотто только 26 эстонских крон на двоих. Да? За 26 крон идите в кусты между собой и трахайтесь. По pusvalandžio grįžta, mamaša, кому деньги платить? Reklaminis skelbimas. Žvakutės su mentolu ir gaivus ne tik jūsų kvėpavimas. Skelbimas laikraštyje. Parduodamas mėšlas gamintojo kainomis. Vienoje šeimoje gimė trinukai. Sukvietė svečius, reiškia krikštynos ir pasikvietė veterinorių. Veterinorius ateina taip, kur vaikai, parodykit man. Ir 3 guli taip, aha, jis taip vieną paėmė, aha. Jo, šitas, aha, gerai, kitą taip pakilnoja už kojų, aha, kas čia pas mus galvytė, kaip laikom, gerai, aha, šitas, kas čia apgamų daug, čia nieko, kaip pas mus užpakaliukas, vadėgytės nėra, gaila, aha, nu, jo, visi subėgo, sako, palka, gal kas nors negerai, ne, viskas, nu, kur šeimininkai, jūs šeimininkai, jo, klausykit, jūsų vietoje aš pasilikčiau va šitą. Važiuoja tramvajum 2 tokie minkšti, čiučiut vyrai, didžioji geriausiai žmonijos dalis. Ir tas tramvajus, ir vienas kitam sako, pilna žmonių. Jis taip sako, klausyk, mielas, čia tas tramvajus, man tas judėjimas, žinok, man taip užvirė kraujas, davai aš čia tave brūkštelsiu. Sako, tu ką, išdurnėjai, tu pasižiūrėk, kiek žmonių tramvajui. Sako, nusispjaukit to žmonės, ir žmonės nusispjausi tave. Nu, pažiūrėk, va, įdėsiu tavo į burną cigaretę, užsirūkyk, nieks net nepastebės. Rūkai? Nu, pasižiūrėk, visi tyligi. Nieks dėmesio nekreipia. Nu, davai brūkštelim. Iš tikrųjų, nieks dėmesio nekreipia. Davai, brūkštelėjusi. Kitą dieną, tuo pačiu tramvajam važiuoja 2 chroniai. Iš ryto irgi pilnas tramvajus, visi į darbą, tas, sako, Petrai, duok man. Abiški turiu verbutą ten likę, duok man šachtą dega, aš tu nudvėsiu, aš tu mane apsivemsiu, nežinau ko. Duok tu man, sako, tu išdurnėjai, pasižiūrėk, kiek žmonių. Kaip užmuš tave. Man šikantų žmonių ir žmonių, aš šikau į žmonės, ant manęs šikant, nekreip dėmesio, duok, aš to nudvėsiu. Sako, tu ką, durnas? Vakar važiavau aš, vienas tik užsirūkė, iš karto jį užtraukė. Naujas rusas pasiklydo miške. Jis taip pirštukus taip į dangų iškelia. Nu tai ką? Tipo, au? Dviese veda naują rusą, visiškai tokį. Policininkas prieina, nu labas vakaras, atsiprašau, bet čia viešoj vietoj uždraudė ne tik alų gert, bet ir girtiem rodyti. Sakant, tu ką, mentas, numes gazą, koks girtas. Čia mūsų bratanas Mersą pridavė į remontą, mes jį dabar vaikščiot mokinam. Vienas važiuoja su džipu ir mato per užpakalinį veidrodėlį, užpakalinio regėjimo veidrodėlį, kad jį vejasi baltanyvą. Nu, jis taip, biški krūtas, taip, biški ant kokso užspaudė. Ei, priekį, aš žiūriu per veidroduką, nyva neatsilieka. Ir jis lenktynės tokias, kas iš ko išspaus. Ir čia kaip visada raudona šviesa, ant stabdžiai užpakalį taip. Nu tai ką, viskas, išlipam iš mašinos, važiuosim dėdo būtą pardavinėti. Kadangi jo ta nyva kainuoja mažiau negu mano posūkių limputė. Ir išneša, žiūri, iš šikną įvažiavęs raudonas džipas toks pat. Džip širokiai. Ir čia iškvietė policiją, policija viską matuoja, stabdymo kelią, ten viskas pasikviečia raudonas džipo. Vairuotojas sako, klausyk, brutanas, arba aš durnas, arba ko tai nesuprantu, man kas tai su regėjimu. Aš taip mačiau per veidroduką, kad paskui mane važiuoja balta nyva, kaip tu sugebėjai mane subiniai važiuoti. Ta sako, tyliau, jinai tarp mūsų. Anglas ateina į parduotuvę ir sako, atsiprašau, labas vakaras, ko jūs norėtumėt? Aš norėčiau nusipirkti pirštinės. Pirštinės? Labai gerai, praeikit prašau į kitą skyrių.
Į kitą. Ačiū. Labas vakaras. Ko jūs norėtumėt? Aš norėčiau nusipirkti pirštinės. Pirštinės, puiku. Sakykit, prašau, o kokias pirštinės? Vyriškas ar moteriškas? Vyriškas. Praeikit, prašau, į kitą skyrių. Kita. Labas vakaras. Ko jūs norėtumėt? Aš norėčiau pirštinių. Kokių pirštinių? Vyriškų. Puiku. Sakykit, prašau, o jūs norėtumėt pirštuotų ar kumštinių? Aš norėčiau gal pirštuotų. Praeikit, prašau, į kitą skyrių. Ačiū. Labas vakaras. Ko jūs norėtumėt? Norėčiau pirštinių. Vyriškų. Pirštuotų. Sakykit, prašau, jūs norėtumėt odinių ar megztų? Norėčiau odinių. Praeikit, prašau, į kitą skyrių. Labas vakaras. Norėčiau pirštinių. Vyriškų. Pirštuotų. Odinių. Sakykit, prašau, o jūs norėtumėt kokios spalvos? Juodos ar rudos? Pilkos. Praeikit, prašau, į kitą skyrių. Ačiū. Labas vakaras. Ko jūs norėčiau pirštinių, vyriškų, odinių, pirštuotų, pilkų. O kodėl jums pilkų reikia? Mano paltas pilkas. Tai kad jūs su žaliu dabar. Čia ne tas paltas. Tai klausykit, atneškit savo pilką paltą ir mes prie jo pritaikysim jums pirštinės. Jo? Na gerai. Ir išeina iš parduotuvės, mato ūkinių prekių skyrius, stovi vyras, reikia. Va bakelis. Va unitazas, subinė aš jums vakarą, duokit man tualetinį popierį!